Praėjusioje svajonių sodų laidoje jūs matėte, kaip mūsų laidos konsultantai floristai Henrikas ir Danguolė Tautkai iš Floros simfonijos kūrė gyvų gėlių kompoziciją stiklo induose, naudodami išmirkytus vandens kristalus. Jeigu dar norite pasižiūrėti šią laidą, įsijunkite tv3play.lt. O šiandien mes toliau kursime stiklo vazose. Tik šį kartą naudosime žemę ir dekoratyvinės priemonės. Tai iš tiesų dabar sodinsime su žeme, su drenažu. Pirmiausia, atpilsime drenažą, kaip jau visiems įprasta, turbūt. Čia sodiname, gerai, čia sodiname. Drenažą paimam, išlyginam. Bet žemių reikia vis tiek. Taip, būtinai. Jeigu... Yra tokios kaip ekstra kompozicijos, yra žmonės maišo dviejus dalykus. Yra ekstra kompozicijos, kurios gali išbūti 2 iki savaitės. Tai galima mažai naudoti ir žemių, ir įvairių priedų, o kai žmonės nori pasodinti metam ir iki metų laiko, kaip sakant, pavasarį persodina ir nori iki kito pavasario. Tai reikia naudoti tikrai ir drenažą, ir žemės atitinkamas, ir tada tręšti, kad augalas būtų, kad kuo mažiau jį reikėtų persodinėti. Ant drenažo prie pat indo krašto pilami įvairiaspalviai akmenėliai, stiklo kristalai, o augalai sodinami naudojant universalią žemę kambariniams augalams. Tai vėlgi, kaip matau, jūs komponuojate ir šiuo metu žydinčias gėlės, ir galima komponuoti ir kambarinius augalus. Taip, ir lapinius, ir kažką šliaužiančio. Ir šita kompozicija bus įdomi to, kad seilorijos lapai yra mažiukai, difimbakijos yra su baltais plėmais, turi tokį savotišką pigmentavimą, o tulpė savo žiedais žaismingumą sukurs kompozicijai. Akcentas bus tulpės. Ir taip pat galime iš karto drenažų pilti. Kaip keista, tulpės vazonėlyje. To dar nebuvo mano gyvenime ir mano namuose. Dažniausiai jums atnešdavo skintas gėlės. Taip, skintos ir vazoje, o vazonėlyje tulpių dar gyvenime nesu turėjęs. Ir vat kompoziciją iš karto dėsime akmenukais. Kaip matote, iš karto formą. Ir tiesiog, kaip matau, jūs tulpės nesukišate iki pat galo? Ne, kadangi, matot, svogūnėlis turi būti paviršui, tinis, ir štai taip įdaro. Kai tulpės nužydės, galime jas palikti arba pasodinti kitų augalų. Iš tikrųjų, manau, kad Henriko ir Danguolės idėjos labai pravers tiems, kurie norėtų įspūdingai pasveikinti savo mamas su žiedais, su žaismingomis kompozicijomis ir manau, kad būtinai pasinaudokit šiais patarimais. Taip, kaip ir mūsų kompozicija baigta. Ir dabar man laistyti reikia kas kiek laiko? Į savaitę kartą maždaug. Savaitę kartą. Ši kompozicija daili iš visų pusių. Ji tiks pastatyti ant stovo, žemo stalelio arba palangės. Kita kompozicija išsiskirs tuo, jog komponuosime kambaryje augančius sukulentus. Į stiklinius indus galima sodinti bet kokias namuose augančias kambarinės gėles, patarė mums floristė Danguolė Tautkuvienė. Ir matau, ruošiate dar vieną kompoziciją, kurioje pritaikysite stiklinius indus, ar ne, stiklinį vazoną, stiklinę taurę galbūt, ar kaip čia ją pavadinti. Stiklinę taurę tiesiog sodinsime augalus natūraliu būdu į žemę. Į žemę. Taip. Ir vėl sluoksniuojama technika, kad matytųsi tiesiog linijos ir forma. Kuo aukštesnis indas, tuo daugiau gali suformuoti sluoksnių, linijų, tada ir vaizdas gražesnis. Pradėsime nuo drenažo. Kažkiek drenažo. Ir tas drenažas iš tiesų sudaro irgi tam tikrą dailų sluoksnį. Taip, sluoksnį tikrai gražų ir galim dabar priauklį. Iš vienos pusės, iš kitos. Galima kitos spalvos kažkokiu paimti. Nes stiklas duoda tą matomumą, kas yra viduje.
Tiesiog vieną kitą kriauklę galima įdėti, iš kuri irgi tikrai matysis labai gražiai. Šitą labai gražiai. Ainių nori pakomponuoti? Gerai. Dedam kažkokiom grupėm visą laiką. Atkartojimai, kad būtų. Kad atkartojimai kompozicijų, ne taip, kad vieną pusę padėjom kažkokį daiktą, kitoj pusėje jo nėra. Tai visą laiką. Arba jeigu tas daiktas yra vienas, kažkoks akmuo, kito nėra, bent spalvinė gama turi atsikartoti. Į universalų žemės mišinį buvo pasodintas kretonas, sukulentas eševerija ir samanas primenanti smulkiais lapeliais kambariuose ir oranžerijose auganti soleirolija, kuri suaugusi sukuria dailų kilimą. Ir kriauklės yra, ir akmenukai vienos spalvos, kitos spalvos, drenažas. Viskas puikiai matosi. Ir viskas matosi. Ir akcentų. Ir akcentų ant viršaus porą kriauklyčių, kurios atkartotų kompoziciją. Nes ir čia kriauklės buvo dėtas. Čia smulkių kriauklyčių įdėjom. Labai gražus tas atspalvis su... Ja. Aš manau, kad jau dabar jūs turėsite kompozicijų ne tik savo namams, ne tik savo mamytei, bet ir jūsų Anytai. Pasveikinti su mamyčių diena. Užteks visiems. Ir kaip jūs šitą įvertinsite? Ačiū. Gal kuri nors jums nepatinka? Ne, aš tiesiog neturiu žodžių. Nu, ką čia nepatinka? Čia tiesiog, sakau, toks gražus, mažas stebuklas namuose. Labai toks, belaukiant to pavasario. Kaip matėte, kompozicijoje akmenėliai, kriauklės, stikliukai derinami su augalų, lapų ir žiedų spalvomis. Tuomet kompozicija tiesiog tobulai pavyksta. Nori tiesiog pagalbos jam padėti, persodinti, ne? Jo, reikia, kad jis būtų, kad jis ištiesėtų, nes jis toks jau labai pakrypęs ir kad jį persodintumėt į šitą vazoną. Gerai, tai mes ir padarysim. Vazonas, manau, Labai lengvai išsėmė vazonas. matau, kad kaktusas nė karto nebuvo tikriausiai persodintas, ar ne? Jūs tokį jums padovanojo, Ainiau, ar Mes kaip ir pasiėmėm, padovanojo to. Dabar reikės drenažo. Pilsime drenažo. Kadangi... kaktusas nestipriai bados, arba Henrikas moka jį taip paimti. Jo, jeigu kaip persodinėjant namuose kaktus, tai siūlyčiau ar kažkokias storesnės pirštinės naudoti, ar dar kažką, kad nebadytų. Mes kaip dirbom su gėlėm, aš pripratę ir žinom, kaip kiekvieną augalą tą čiupinėti, imti, mums neturi. Ir naudosim būtinai, jau reikia kaktusų žemės naudoti, o jeigu jau jos neturim, tada turim būti maišoma su smėliu žemė, su akmenukais kažkokiais. Dabar nereikia nukrapštyti, nugramdyti. Nereikia, nes kadangi mes sodinam į daug didesnį indą, jūs matot, jisai jau visur aplinkui užsipils. Jeigu mes sodintume tik tai per 2 pirštus, šiaip... Tada norėtumės daugiau žemės naujos ir tada reikėtų... Ir šiaip augalus sodinant, geriausiai sodinti į vazoną, kuris yra 2 pirštais didesnis. O tai tiesiog paėmus, 2 pirštus tai per 2 platesnis. pirštus O kadangi platesnis. šitas kaktusas yra labai sunkus... Ir dideliam vazone auga, tai jau mes jį sodinsim į tą vazoną. Ir dabar truputėlį buvo prašymas šeimos, Ainių, kad jį truputėlį patiesint, nes kadangi kaktusas augo ir buvo kažkurį laiką paliktas ant lango ir į vieną pusę jisai automatiškai pradėjo krypti į šviesą. Tai va, jį reikėtų nuolatos sukinėti. Ja. Tai va, kad Pareigos ir žinosi, kaip šitą augaliuką, kaktusą. Vat laikas praeis kokios savaitė, 2 ar mėnuo. Po biškį sukti vis. Pasukt. O dabar pasimokykime teisingai pasodinti kaktusus ir diagnozuoti jų ligas. Dainininkės Vaidos Genytės šeimoje kaktusų auginimas yra vyrų reikalas. Nemažai. Ir prie kaktusų iš tiesų akmenėliai labai tinka. Ir sudaro tokią natūralią... Jo, natūraliai. Ir dar antras dalykas, atkreipiant dėmesį, kad jie yra ir žalio, prie mūsų labai tinka vazono. Dabar naudosim to pačiu drenažu.
Iš tiesų, jeigu mes nusipirkame drenažą ir jo nesunaudojame savo gėlės persodindami, Lieka. taip galim naudoti dekoravimui ir labai puikiai atrodo. Galim tokių dar stiklinių kažkokių akmenukų keletą įdėti. Kaktuso šaknys sodinamos kiek kreivai, kad pats augalas augtų tiesiai. Henrikas Tautkus sako, jog svarbu kaktusų nepasodinti per giliai. Ant viršaus kaktusas taip pat bus padekoruotas įvairiais akmenėliais, kriauklėmis ir netgi drenažu. Ir kaip tau dabar šis vazonas su kaktusu jau dabar patinka? Labai gražus ir geras. Labai gražus. Žymiai gražus. Kol mama buvo išėjus, nematė, sūnus persodino kaktusą. Ir Oi, koks tiesus dabar, o tai ko jis toks nulėpęs? Mes jau minėjom, kad jam reikia, jau Ainius išmoko pamoką, kad reikia jį sukinėti ant palangės, nes jis reaguoja šviesą ir krypsta. ir taip pat padekoravom. O augalas labai matosi sveikas, auga viršūnė graži, su lapeliais, viskas tvarkoj. Nors vienas augalas, auskas. Sveikai. Kaktusai pas mus visi gerai auga. Tačiau kitas kaktusas turi problemų. Beje, pasak mūsų konsultantų, tokių ligų dažnai turi kaktusai augantis mūsų namuose. Tas kaktusas turi būti toks baltas, kažkoks toks. Ne, neturi, jis serga. Aš norėjau parodyti, kad jis labai dabar gerai auga. Jo, jis pradėjo sveikas leisti naujas. Bet žinokit, visą laiką tai būna. Tėtis dabar stebuklingai kažkaip augina. Ne, Ainio, aš tau pasakysiu, kas būna. Jis visą laiką leidžia ir jis gyvuoja, jis gyvena. Bet kažkodėl tai, kai jis išleidžia, po kažkiek laiko apeina šitais baltais. Bet po kažkiek laiko jis vėl leidžia, jis gyvuoja, jis gyvena. Bet kodėl jis toks, aš nežinau. Jis yra sergantis visų. Ir kadangi sergantis yra ir kaip išleidžia naują atžalą, jis automatiškai užkrečia ir jisai pasidaro toksai. Tai ką daryti, įmanoma išgelbėti? Dabar turi jūsų tėčio te kolekciją, jisai turi pats apsispręsti, galima kaktus, aišku, nupjauti sveiką dalį ir bandyti išauginti šaknis ir kaip apsispręsti padaryti tada. Ir turėtumėt būtent tą veislę, tiesiog nupjovus. Ir dar reikėtų taip irgi būtent prieš kažkokį grybelį naudoti jau vaistus. Bet jau čia praktiškai jį, kad atgaivinti, nėra šansų. Kitas kaktusas taip pat sergantis, diagnozuoja konsultantai iš Floros simfonijos Danguolė ir Henrikas Tautkai. Čia yra lyga, tas iš tikrųjų ta geltona rudligė. Jau čia rudligė. Rudligė. Čia tiksliai mes negalim pamatyti ir pasakyti, reikėtų pažiūrėti, patirti, bet jie sergantis. Nes turėtų būti visas, taip pat kaip viršuvas veika, matot, idealiai. Čia vėlgi turėtumėt jūs patys apsispręsti, ar norit gelbėti tos augalus, irgi pjauti per pusę. Galima pjauti per pusę? Taip, kaktusų galima pjauti per pusę ir sodinti. Bandyti gelbėti, bet aišku, vėlgi turi būti tada dezinfekuojamas indelis, kuriame augo, negalima. Naują žemę reikėtų persodinti. Tai gražiai auga. Tai galima jį atskirti vieną, jeigu... Ne, atskirsi. O nuo ko jie apsikrečia? Dėl ko? Yra tokios ligos, kai būna, pavyzdžiui, erkutės tiem plačialapėm gėlėm tokios aktualios, o kadangi jūs sako, turit kolekciją, tai gali būti, paprasčiausiai jau augalas gali būti atvežtas su ta liga. Arba jeigu vienas serga, šalia yra kiti ir tankiai užsikrečia. Taip, jums reikėtų ieškoti tada priešnuodžio, eiti ieškoti parduotuvėse prieš kaktusų ligas, prapurkšti profilaktiškai, kad kuo mažiau plistų ligos. Ačiū labai. Ačiū labai jum, kad pakvietėt. Labai ačiū jum už tokias gražias puokštes, nežinau, kur čia. Atrasiu aš turbūt vietas, labai čia taip gražiai išdėliosiu visur ir dar nunešiu mamai ir dar Anytai. Taigi aš manau, kad Henriko ir Danguolės patarimai mums visiems buvo labai įdomus ir besiruošdami motinos dienai, iš tiesų pagalvokime, kokias gėlės mūsų mamos labiausiai mėgsta, kokias dekoracijas galėtumėm prie to pritaikyti ir pasveikinkime savo artimiausius žmonės. Ačiū, kad buvote su mumis. Čia laida Svajonių sodai. Iki pasimatymų kitą savaitę.
mergaičiams, kai jos visus tekės, į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu, tai dainos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Laidą pristato. Kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui. Štil numeris 1 pasaulyje.